visi įsijungė šitą vlogą. Prieš istoriją šiek tiek. Pusryčiaujam šiandien. Vyras sako, nu ką, važiuojam į baseiną. Nuvažiuojam. Tai jau važiuojam į Druskininkus. Realiai kaip atsikėliau, taip ir važiuoju. Nu ne, susitvarkėm šiek tiek. Aišku, daiktus reikėjo susidėti, susirinkti. Tai važiuojam į Druskininkus, Grand Spa Lietuva. Esam jau ten buvę, tai labai patiko, vien dėl to, kad yra labai daug vandens, kaip čia dabar, atrakcionų. Tiesiog labai daug yra erdvės, kur vat ir su vaikais, ir suaugusiems, ir vyresniais vaikais pabūti. Tai patiko šitas spa, todėl važiuojam dar kartelį. Tiesiog pailsėti vienai nakčiai. Ką, atėjom ką tik į savo kambariuką. Aprodysiu, šiaip panašus kaip praėjusią kartą buvo, išplanavimas bent jau. Tik tai, kad čia daug naujesnis, atnaujintas toks kambarys ir toks labai jaukus, šilta. Žodžiu, parodom. Na, aišku, čia yra duris įėjimas, yra spinta tokia, neužsidaranti, bet tiesiog pasikabinti. Nu, kaip visada seifas. Čia nieko nėra. Gal kokia slapta spinta. Tai jūs jau aišku skambina kambarių tarnybai. Ai, lovytės tik nėra. Gau, kad sninga, žiūrėkis. Lapai krenta. Tai pasirodė, kad sninga. Vaizdas gražus, kaip ir praeitą kartą. Gerai, tęsim toliau kambario turą. Tai jo, nors čia tą jūs galės mėgot, manau. Jo, galės iš čia mėgot. Tai va, tokia lova, foteliukas. Viskas labai švaru, jauku, naujoviška. Čia šitas staliukas. Vedrodis kaip praeitą kartą irgi buvo. Fainu, jauku. Vonios kambarį dar parodys, bet dabar užimtas. Gerai, einam parodysi vonios kambarį. Toks va. Neįtarsi, kad čia kažkas yra. Aišku. Vonios kambarys. Iš tikrųjų nebepamenu, koks praeitą kartą buvo vonios kambarys. Bet yra kažkur filmuotas vlogas tikrai. Bet aišku, daug geresnis šitas kambarys. Ai, atsimenu, ten toks labai irgi niurus buvo. O čia viskas šviežia, taip nauja, gražu, tvarkinga. Tai jau eini maudytis? Jo, tikrai faina. Nu tai ką, eisim, greičiausiai kažką užkąsti, nes dar prieš atvažiavom į Lidlą. Nusipirko nors pavalgyti, nes tik po pusryčių išvažiavom. O čia beveik 2 valandos... Nu, grubiai pusantros valandos kelio, tai išalkom jau. Tai biški kažką užkasim ir eisim pasimaudyt į spa. Kur jūsų pasidėt, bet tą jau. Tu velnės. Čia neįt negalima šitą. Tai vis elektrikas. Žodžiu, ką tik parėjom iš baseino. Išsiplojau galvą ten. Nepasiau nei kondicionierius, nei kaukės, nei elio, visiškai nieko. Nežinau, kaip čia su tais plaukais bus. Šiek tiek prasidžiavinau, tai tokia kaip kūtvela. Žodžiu, reikia šiek tiek apsitvarkyti kažką. Eisim pavakarieniauti kažką, nors mes tai nelabai valgyti norim, bet tais yra kaip ir be pietų. Taip, nu gal ką nors lengvai tiesiog. Bet šiaip žmonių buvo nedaug palyginus, kiek buvom mes. Man atrodo, paskutinį kartą mes čia ir buvom. Jau senai nebepamenu iš tikrųjų. Ir tada buvo berods vaikų atostogos, bet nežinau kurios. Ir aišku, ir vaikų, ir žmonių buvo žiauriai daug. Dabar, kadangi vis tiek šitas viešbutis priima ir, kaip pasakyti, tiesiog į spa zoną, nebūtinai čia gali apsistoti, gali ir šiaip tiesiog atvažiuoti
kelioms valandoms pabūt spa. Ten tuose visose maudyklose, tai ten, iš ten nemažai žmonių privažiuoja. Vis tiek žmonės po darbo, jie tiesiog atvažiuoja pasimauti, pailsėti. Bet vis tiek nebuvo tiek daug, kiek sakau, praeitą kartą, kad buvo. Ai, visokių tų plaukų daug, nežinau, reiks kažkaip tiesintuvą atsivežiau, tai gal reiks pratiesinti. Bet neturiu nei nuo karščių purškiklio, nieko. Žodžiu, mano plaukai verks. Tai va, eisim pavalgyti, dabar yra 8:20. Na ir nieko, pareisim, pavalgysim, eisim greičiausiai miegoti, nes Tajus yra be pokaičio. Nu, gal 20 minučių miegoju mašinoje. Tai anksčiau nueis miegoti vis tiek šiandien. Turėtų nueiti, aišku. Ir kelsimės ir to irgi eisim į baseinus. Nes šiaip niekad nesam, taip niekad nedarydavom, kad kitą dieną einam dar į baseinus, nes vis tiek atsikėlė vėlai, pavalgai ir važiuojam namo. Bet praeitą kartą atsikėlėm gan anksti, papusryčiavom, tai dar turėjom kelias valandas tiesiog pabūt dar baseinuose. Mes jau po pusryčių. Pusryčiai tokie, nepasakyčiau, labai gausus, realiai nėra labai didelio pasirinkimo, bet pavalgyti galima, aišku. Vis tiek daugiau nei namuose pusryčiams būdavo pasirinkimo. Susiruošėm, einam dar į spa. Dar turim grubiai porą valandų iki čekauto, tai kokią valandėlę dar pasimaudysim. Išnaudosim tą progą. Tai jūs ruošiais. Žodžiu, varom dar pasimėgauti spa malonumais. Važiavau iki Ozo nupirkti Tajų pirštinių, nors nesenai pirkau tokias, bet liko tokios. Čia tiesiog, aš žinau, kad negalima skalbti jų karštam vandenį, maksimum 30 laipsnių, bet aš jas skalbiau kiam laipsnių ir dar džiovinau, gręžiau ir dar papildomai gręžiau. Žodžiu, jų net gręžti negalima. Nes aš čia pirkau iš Knitas, saleliai tokio yra, ten tokių vaikiškų tų kepuraičių sukiausių iš Vilnos, iš Kašmyro Vilnos. Ir ištraukiu, žiūriu. Čia nežinau, kokiam katinui tai galiu uždėti, visiškai susitraukė. Nieko neištampyti, nei kažką, o nors buvo tokios. O paliko tokia, žodžiu. Nu, visiškas pasityčiaus kažkoks. Tai teko nupirkti naujas. Gaila, šitas buvo užsidėjęs gal kokius 2-3 kartus. Šiaip fainos pirštinytės, jos nėra žeminės, jos yra rudeninės, iki -5 laipsnių atlaiko. Šalti, bet labai tokios patogios. Ir galvoju, kad jau ten važiavau, reikėjo tai dar ir kepurės. Tai nupirkau visą krūvą visko. Tai paėmiau žeminę kepurę, nu tokią movą. Labai man patogu žiemą, iš tikrųjų labai gerai apsaugo ir veiduką, ir visą kaklą. O tokia mova su tokiam ausytėm. Pernai, kur buvau pirkusi, ten iš kitur pirkau, bet irgi dėjau į džiovyklį, bet ten į džiovyklį netyčia įdėjau, tai susitraukė visą. Bet per Vinted pardaviau mažesniam berniukui. Faina, tokia minkšta, patogi ir tamposi, žodžiu, tokia negraužia. Ir tas kakliukas toks fainas, žodžiu, tokia paėmiau sausytėm. Po to paėmiau dar tokį rudenio komplektuką, kadangi rudeninis irgi toks jau mažoji pusė. Tai čia su tokiom bumbuliukai sausytėm, šiek tiek yra plonesnė. Šitas, pavyzdžiui, žeminė, jinai atlaiko iki -20 laipsnių, man atrodo, nu, ta prasme, nebus šalta iki -20 laipsnių. Šita kepurytė iki -5, taip kažkur, vienu žodžiu, nebus šalta. Tai norėjau tiesiog tokią, iš pradžių galvojau irgi pirkti tokią pat movą, tik plonesnę, bet galvoju, su to movom, nu, kartais iki parduotuvės kažkokios, mašinoje kažkur važiuoja, ar parduotuvė, kad nereikėtų labai šiltai prirengti. Tai dar tuo pačiu paėmiau ir tokią, kaip čia kaklo, ant kaklo uždėti. Irgi buvo toks plonesnės medžiagos. Nepigus dalykai, bet labai yra kokybiški ir geri. Ir užteks ir kitiems metams, jeigu vėl netyčia neįdėsiu skalbti. Nes šiaip negalima nei gręžti, nei džiovinti, netgi negalima kabinti ant kažkokio, nežinau, radiatorius. Nieko visiškai negalima. Reikia tiesiog išskalbti, geriausiai su rankom ir taip pat padėti kažkur ant rankšluosčio, kad išdžiūtų ir viskas. Einu iki mašinos pažiūrėti, ar tik šitas įvežimą, nes vežimas mašina.
Nu, nežinau, užsidėjom. Aišku, jeigu nori čia, pavyzdžiui, užsisekti. Nu, čia užsisega šonai. Tai nori čia užsisekti, jau nelabai išeina. Nes čia tada tas pasikelia. Šiaip iš ilgio tai realiai tokius pat kaip ir čia, bet pažiūrėjau, tajus kojytės tikrai ilgesnis negu šitas yra. Nežinau, čia jau reikia su juo pamatuoti. Bet kas gerai, kad yra va čia taip šilta, minkšta, bent jau nugarai. Galima naudoti bent jau vieną dalį, nes čia atsitraukia taip. Nu, jeigu naudoti tik tai šią žiemą, daugiau tikrai jisai nebetilps į jį. Nežinau, su ko, jeigu ką reikia grąžinti, bet reikia pabandyti, nes taip čia, nežinau. Bet šiaip kokybiškas gerai atrodo ir šiaip pritaikau netgi prie suderinau. Na va, vis dėlto tą jau nupirkau kitą palapinę. Būtent šitą aš buvau iš pradžių nusižiūrėjusi Shein, bet sakiau, nepirksiu tikrai, nes jinai nedera. Spalviškai prie visko, nu bet dažniausiai tai būna. Bet aš šį kartą ją pirkau iš Vintedo. Jinai realiai ta pati kaina buvo kas Shein, tai tiesiog norėjau, kad greičiau gaučiau. Ir kodėl aš ją pasirinkau vis dėlto? Vien dėl to, kad jinai yra ne tai, kad stabilesnė, bet jau bent turi formą. Ta prasme, jau bent vaikas įlindęs ten neprarastos formos kaip ta trikampė. Aišku, jinai buvo faina, nes jinai turėjo, kaip pasakyti, medžiaga buvo, o čia grinai yra tas, tiesiog nuo lietaus va toks šiukšdantis tas. Bet sakau, jinai daug stabilesnė, bent jau turi formą. Aišku, tajus va šituos, čia grinai kaip palapiniai, kad būna tie, va toks. Jis jau ne kartą juos čia ištraukė, išdraskė, bet aišku, čia tik pradžioje, dabar kažkaip šiek tiek aprimo. Ir va, tas kilimėlis, kur pirkau prieš tai, jis puikiai tinka į šitą palapinę. Aišku, jisai nėra storas, bet vis tiek jaukiau nei grinai va taip ant grindų. Tai va, bet sakau, daug jaukesnė šita palapinė, todėl kad jinai yra apdirbta iš visų šonų, yra, aišku, langeliai du. Ir šiaip aukštesnė, nes tajus pilnai atsistoja ir dar vietos lieka. Šiaip šitas variantas geriau, tajų irgi labiau patinka. Užsileidžiu tos durelės vadinamos, yra lipukai, užsiklijuoja, aš ir pati netgi ten telpu, mes kartu su tajom. Tai, nu, šiaip jo, šita palapinė daug geresnė.
kad žiūri, saulė šviečia. Bet noriu prisijungti tiesiog, kad grįžinėjom, dabar sustojom parduotuvėj, grįžinėjom iš Grybų parko. Aišku, šiaip, kaip pasakyti, ten tikslingiau važiuoti, kai sutemsta vakarais, kadangi ten yra šviečiantis Grybų parkas. Savaitgalis yra dienos metu seansai tie vadinami. Tai labai patiko. Tiesiog norėjom, kad Tajus matytų viską, kaip dienos metu, kaip viskas atrodo. Aišku, ir vakare smagu. Nebeištempėm iki vakaro. Man tai labai patiko. Toks mistinis tas toks parkas, kadangi ten tie visokie animatoriai, elfai, ten kažkokie grybai vaikšto. Įdomu pamatyti, tie grybai labai įdomiai visokie padaryti, tai nesu mačius, nesu buvus dar tokiam parke. Bet toks, sakau, man toks kaip pasakų. Aš įsivaizduoju, kaip ten tamsoji, kaip ten gražu turėtų, nes visi tie grybai šviečia. Kaip sakau, į tokį parką nuvažiuoti, tai tikrai faina buvo. Ką tik atkeliavo mano siunta iš Danijos. Žodžiu, apsipirkau Danijoje šiek tiek ir sūnus įdavė, kad atvežtų su siuntom. Tai ką aš čia užsisakiau? Čia be reikalo, tuos užsisakiau, nors buvo pigiau nei Lietuvoje, bet, kaip be reikalo. Dabar pradėjau naudoti tą iš Lidlo pigesnį variantą. Bet čia irgi nebrangiai kainavo Danijoje, tai nusipirkau šitų savo mėgstamiausių Nivea. Po to dar pasiėmiau, kadangi buvo akcija šitų, kaip čia dabar, skalbimo lapelių. Iš tikrųjų labai faini dalykai, aš jau čia buvau atidariusi. Čia yra tokie lapeliai. Įdomus tas lapelis ne kaip popierius, bet toks keistas. Galima per pusę perplėšti, jeigu norit mažiau skalbinių skalbti. Ir čia yra 25 lapeliai. Šiaip labai taip seniai kvepia tokia švara. Ne kažkokia chemija, bet tokia švara. Ir čia yra universalūs tokie. Ir 25 lapeliai, tai jau tikrai skalbimų užteks daug. Jau minimum 25 kartam, bet jeigu dar per pusę, tai iš vis užteks ilgam. O kitą pasiėmiau... čia jautrai gal odai, pavyzdžiui, Tajaus rūbelius plautinis. Ir žiūrėkit, visa dėžė šampūno. Kodėl aš tą šampūną tiek užsipirkau? Man atrodo, aš čia nesakiau, per vlogą nekalbėjau, tik tai Instagram'e dalinausi, kai aš buvau pas kirpėją. Situacija tokia, kad, žinot, mano galvos oda yra labai jautri, pleiskanuota ir taip toliau. Vargstu aš su ja labai daug metų. Ir kai pradėjau naudoti šitą šampūną, vasarą sūnus man parvežė iš Danijos, tai pusantro mėnesio, kiek čia porą mėnesių naudoju. Ir mano galvos oda visiškai švari, be jokių pleiskanų, be jokių niežėjimų, be jokių ten tų, kaip pasakyti, raudonų pliemų, kai būdavo, kai išskūsdavosi. Žodžiu, paklausiu kirpėjos, sako, ką tu naudoji, kad tavo galva tokia švari, nes aš papasakoju irgi savo tą problemą. Tai sakau, šitą šampūną. Bet jo dėja negalima įsigyti Lietuvoje, nebent per Amazon, jeigu kas, bet ten Amazon muitai didžiausiai užsideda, tai kaina jau išaugo kosminė. Lietuvoje pardavinėja būtent šitas Cell House. Ne, mes neišsikraustom čia tai žaidžiu. Būtent šitą produkciją pardavinėja, mačiau Pigu LT, bet nėra būtent šito šampūno, kuris yra skirtas nuraminti galvos odą, išnaikinti pleiskanas, niežėjimą, nes jis yra su negyvosios jūros mineralais ir antibakteriniam kažkokiom, žodžiu, kaip čia dabar užstrigo, su antibakteriniais kažkokiais dalykais. Tai žinokit, jis man vienintelis padėjo. Užsipirkau daugiau, nes kaip per Instagram parodžiau, užsimanė daugas, kadangi, sakė, irgi turi tokių problemų su galvos oda, tai užpirkau ir reiks visiems išsiuntinėti. Aišku, dar savo pasiėmiau, tikiuosi dar liks man. Na, vlogo pabaigai galvoju šiek tiek apie save papasakot, ką aš sugalvojau. Šiaip kažkaip pagalvojau, gal reikėtų kažką į save investuoti. Tai tiesiog kažką išmokti, gal mokintis, nežinau, žodžiu, kažkaip taip naršiau po internetą ir netyčia taip užradau vienus tokius kursus, šiaip 2 kursus, bet vieni prasidės, ten mokymai, ne kursai labiau, ten užtruks pusę metų, gal net ilgiau, bet prasidės nuo lapkričio galo, o dabar įsigijau tokius kursus, žodžiu, kaip pasidaryti makiažus, kaip dažytis, tiesiog.
Ir aš grinai tik tai dėl savęs tai darau. Aišku, man patinka dažytis, man patinka žiūrėti, kaip kažkas dažosi, bet, kad aš ir kaip dažyčiaus, kiek dažyčiaus, bet vis kažkaip, ne taip gaunasi, kaip kitur atrodo, kaip gražiai pasidaro, kaip gražiai pasidažė ir taip toliau. Galvoju, visai bus ne pro šalį savo, tiesiog išmokti daryti, tikiuosi išmoksiu kažką, nežinau. Išmokti pasidaryti savo tokį makiažą, ne to, kad kasdieninį, gal kažkokį biškį mantresnį, gal sužinoti kažkokių tam tikrų tipsų, triukų, tiesiog pasigilinti giliau viską. Nusipirkau tokius kursus ir tose kursuose, kaip ir kitos kursus, žodžiu, gauni dar dovanų makiažo rinkinį, su kuriuo tu tiesiog gali praktikuotis, nes jis tau ir lieka. Ir jo vertė yra 190 eurų, o tokią dėžutę gauni. Čia yra iš Stylus Box. Bet tie mokymai vadinasi Easy Glow. Tai vat, galvoju, pasimokinsiu tiesiog dėl savęs. Vis tiek ir gausiu Lietuvos Respublikos patvirtintą tokį kaip sertifikatą, kai jau išeisiu, praeisiu tos kursus, išklausysiu viską. Kiek jau žiūrėjau, tai šiokių tokių naujų dalykų sužinojau. Aišku, nėra kažkokio vieno bendro ir tikslingo, kaip pasakyti, dažymosi būdo. Nesakau, kiekvienas visažistas vis kitaip daro, vis kitokios eigos. Taip ar taip visi kažkaip pasidažom, ar ne? Tai ten įdomu šiaip sužinoti, kai pamatai, kad, galima ir taip daryti, čia tas ir tas. Žodžiu, visai įdomu iš tikrųjų. Tai dar tik tai pradžioje esu, bet aš džiaugiuosi, žinokit, kad pasirinkau tiesiog pasigilinti savo tos tokius, ką moku, ko nemoku, su makiažais, kas susiję. Tiesiog, kaip ir sakau, toks investavimas į save, jeigu tai galima išsireikšti ir kodėlgi ne. Tai, o kas šitoj dėžutėj, aš manau parodysiu kitam vlogė, nes aš jau rodžiau Instagrame. Kas buvo? Labas. Pakavau tą dėžutę, aš viskas paragavau, išbandžiau kai kurios produktus ir dabar jau bandau šiek tiek, bet tai nebus pirmo įspūdžio. Bet aš galvoju, gal kas nors nesekat manęs Instagrame, tai tiesiog parodysiu ir čia YouTube kanale. Bet sakau, paliksiu intrigą, kaip visada mėgstu, pamatysit kitam vlogė. O dabar atsisveikinam su kolega ir sakom ačiū, kad žiūrėjot ir ate. 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 Ate.